Labas. Čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu Urtę. Ir su Urte mes bandysim šiandien pakalbėti apie pasitikėjimą savimi. Ir kaip aplinkiniai mus gali labai stipriai paveikti ties šitą savybę. Prisistatyk trumpai. Aš prisistačiau, aš esu Urtė. Esu iš Kauno dailės gimnazijos. Labai ilgą laiką gyvenau Vilniui, bet taip pakrypo viskas, kad dabar esu Kaune. Ir aš labai tuom džiaugiuosi iš tikrųjų. Ne? Taip. Geras. Aš norėčiau į Vilnių, tai man tas keista. Kažkas nori Kaune gyventi. O ką veiki? Kokiam veiklom užsiemi? Gal hobių turi kokių? Šiaip daug hobių turiu. Šiuo metu aš ir tapau, ir piešiu, tai yra vienas iš mano pagrindinių hobių. Aš labai ilgą laiką grojau fortepijonu, bet aišku nustojau. Todėl nes truputėlį taip jau pavargau iš tikrųjų, nes tai yra labai sunku tai daryti nuolatos. O šiaip tikslai mano šiuo metu yra labiau tiesiog ieškoti savęs, parodyti pasauliui ar šiaip kas aš esu iš tikrųjų, nebijoti, kas aš esu, nebijoti klysti ir tiesiog būti situacijose, kur tiesiog reikia perlipti per save. Nice, fine. Man patinka tavo tikslas, nes to reikia, kad tu eitum per gyvenimą ir to tokio, kaip ir kalbėsim, to pasitikėjimo savimi ir va čia Teisingai. esu aš. Taip, nes tuo metu tai, kaip pasakyti, mano tie išsikelti tikslai, galima sakyti, ir ugdo žmogų, kaip ir asmenybę ugdo irgi. Ir taip tas pasitikėjimas ir auga savimi iš tikrųjų, kai tu tiesiog bandai perliptis per save. Ja. O kodėl tau šita tema yra aktuali ir apie ją kalbėti? Šiaip mano gyvenime aš esu susidūrusi su tokiais gan dideliais šeimyniniais iššūkiais. Tiesiog, manau, dauguma iš mūsų susiduria su tuo, ane? Faktas. Taip. Faktas. Ir aš esu patyrusi gyvenime sunku laikotarpį, kai aš turėjau rinktis gyventi taip, kaip man ir buvo paduota ant lėkštutės, ar gyventi taip, kaip aš pati noriu. Tai va, ir aš pasirinkau kelią, kad aš noriu gyventi su tėčiu Kaune ir daryti tai, kas man giliai širdyje rūpi, ir taip aš atsidūriau čia, galima sakyti. Ar esi susidūrus su kokia situacija, kur aplinkiniai netikėjo tavimi ir tavo galimybėmis? Taip, žinoma, buvo. Žinoma. Buvo tikrai tokia viena iš sunkiausių mano laikotarpių situacija, kur mano artimiausi žmonės manęs nepalaikė, nes aš tuo metu gyvenau Vilniuje, mano tėvai yra išsiskyrę, gyvenau su mama, aišku. Ir, kaip pasakyti, tuo metu aš realiai turėjau viskas pas mane buvo kaip nulieta tiesiog. Grojau, čiurlionkiai mokinausi, bet viskas, kas atrodo išorėje, nėra taip, kaip yra viduje. Jo. Ir galų gale supratau, kad aš nelabai galiu taip gyventi toliau, nes ir buvo tikrai sunkus man ir su mama laikotarpis, ir tiesiog supratau, kad noriu gyventi su tėčiu dėl tam tikrų priežasčių. Ir tie artimiausi žmonės, su kuriais aš gyvenau, manęs nepalaikė. Jie buvo labai kritiški, labai, galima sakyti, žlugdė mane tuo atveju. Ir aš supratau, kad man nebeliko nieko kito, kaip tiesiog viską imti į savo rankas ir tiesiog veikti. Ir aš atsimenu vieną momentą, kai, aišku, mama buvo prieš visiškai, kad aš gyvenčiau su tėčiu ir iš vis Kaune, tai aš, ką aš galiu daryti, tai tiesiog bėgti. Bėga iš namų? Taip, bėgau iš namų iki tokio lygio. Aš atsimenu, dar iki šiolei buvo taip, kad buvo irgi žiema, -10, vienoje rankoje laikau šuniuką susuktą į šitą. Šuniuką Pasiėmiau šuniuką. Tai va, ir kitoj ant peties kuprinė su visais ten reikalais ir tiesiog važiavau į Kauną. Jo, ir labai aš esu dėkinga savo tuo metu geriausiai draugiai, kuri mane palaikė ir kuri mane išlydėjo į Kauną. Tai va,
Ir tada ta akimirka buvo man kaip savęs, kaip pasakyti, išėjimas iš savo komforto zonos. Ir tuomet aš supratau, kad viskas, kelio atgal nebėra, viskas. Go big or go home, bet tuo metu aš negalėjau go home, tai jo, beliko tik tais vienas kelias. Bet tai čia ir taip gavos, kad ir tu likai pas tėtį tada? Nu, ir ši istorija laimingai baigėsi, taip, aš esu čia, Kaune, ir dabar darau, ką noriu. Galima taip sakyti. Simple as that. O tai kaip mama reagavo? Turėjo tas mano bėgimas. Pasiekmių. Pasiekmių, jo. Tai va. O šiaip tais, nu, aš iki šiol bendrauju ir su jos irgi pusė šeimos, nes tu galima sakyti, kad tikrai daug kas nepalaikė mane šitų atvejų. Nu, aš tikiu. Jo. Nes iš turbūt iš šono tai labai įdomiai atrodo. Jo. Tai va, bet netgi tokiomis aplinkybėmis aš kažkaip vis tiek perlipau per save. Supratau, nu, aišku, galėjau kažkaip pasirinkti kitokį kelią, tikrai, bet atsitiko kaip atsitiko ir aš savęs tuo atveju nekaltinu, nes vis tiek viskas galų gale baigėsi laimingai, o tai yra tiesiog praeitis. Taip, buvo kas buvo, žinai. Svarbu, kad dabar yra gerai. O kaip pas tave, nu, vat, aplinkoje pasireiškia tai, kad turi pati savim patikėti, nes kiti, vat, netiki, ar tai yra kažkokiais žodžiais, ar, nu, vat, veiksmais? Manau, kad viskas prasidėjo nuo sprendimo, kad, nu, ir nuo pačios situacijos. Kai tu matai, kad, nu, tu negali toliau taip gyventi, kad tave tiesiog, nu, ir smugdo kaip žmogų, tai tuo metu buvo toksai kaip ir lūžis, tai labiau buvo iš tokios būtinybės, kad man reikia tai padaryti. Ir tas pasitikėjimas savimi irgi kilo iš to, kad tiesiog tu turi pradėti daryti. Jo, viskas prasidėjo nuo sprendimo ir po to nuo to darimo. Jo, ir šiaip yra tipo, nu, visose situacijose, kad tas pasitikėjimas savimi, jisai ateina tik tais net ne pradžioj to darimo, bet vidury arba kai tu padarai, nes tu gali nepasitikėti savim, bet apsimest, kad esi stiprus ir sakyti gerai, nesvarbu, kad aš čia nepasitikiu, bet aš darau ir tada savaime ateina tas toksai, tas stiprybė. Pritariu, tai irgi iš tikrųjų labai padeda. Iš pradžių galima užsidėti kaukę, nes tikrai ne kiekvienas... Apsimest, kad esi confident? Taip, nes tikrai ne kiekvienas iš karto gali tiesiog taip nuoširdžiai pasakyti, kad aš esu confident ir tiesiog darau, žinai, ką man reikia. Ta kaukė labai iš tikrųjų padeda ilgalaikėje perspektyvoje, kai tu ir padeda tau pereiti iš to netikro pasitikėjimo į tą tikrai pasitikėjimą. Aš tą iš pradžių irgi dariau, iš tikrųjų. Tai va, ir tai po truputėlį aš dar iki šiol sudedu tą tokią kaukę, galima sakyti, bet ir po truputėlį, nu, perini prie to tikro tikėjimo. O kaip, nu, pasikeitė tavo savivertė po to, kai pradėjai pasitikėti savimi? Pradėjau nebijoti, nu, kaip pasakyti, nebijoti aplinkinių nuomonės, nes vis tiek labai, kaip pasakyti, daug žmonių tavęs gali ir nemėgt. Ir žodžiu, nei vienam negali pilnai įtikti. Faktas. Taip. Už tai tiesiog svarbiausias žmogus tavo gyvenime turi būti tik tais tu ir realiai niekas kitas. Tai va, ir kaip dar pasikeitė, tiesiog labiau nebijojau kaip ir aplinkinių žvilgsnių ir supratau, kad, nu, niekam tu taip labai nerūpi, iš tikrųjų, ką tu darai. Tai va. Nu, žinai, vis tiek, visi sėdi savose burbulose ir jie galvoja apie save ir kaip jie veikia. Ir, nu, realiai tada ten pusė žmonių, kuriais tu galvoji, kad jie čia labai žiūri į tave, jiem neįdomu tiesiog. Visiška tiesa. O kaip būtų galima, pavyzdžiui, atskirti tą tikrą pasitikėjimą savimi nuo kažkokios užsidėtos kaukės? Manau, kad kai žmogus užsideda kaukę, jam labai svarbu pripažinimas kitų, kad tu būtum matomas, visą laiką kritikuoji kitus ir taip pat lygini save su kitais, kas iš tikrųjų nėra labai gerai. O tas tikrasis pasitikėjimas labiau toksai, nu, žinojimas gal, kad tau nieko nereikia įrodinėti, tu turi būti tiesiog autentiškas. Žinai savo vertę ir taip. Nu, tau neįdomu, ką kiti pasakys apie tai. Tai aišku. Jo, aš tu visiškai pritariu dėl šito. Ir jeigu šnekėtumėme apie tą tokią, žinai, bendrinę perspektyvą, kai įeina žmogus į kambarį, kuris pasitikė savimi, jisai automatiškai tampa matomas, o ne tas, kuris bando primest kažką. Taip, jam nereikia kažkaip
garsiai reikšti savo nuomonės Taip. ten, kad visi matytų jį, pripažintų ir taip toliau. Svarbiausia tiesiog būti savimi iš tikrųjų. Taip. Tuo atveju, taip. Ir kai tu pasitikį savimi, tai galima sakyti, ir kiti jaučia, kad tu pasitikį savimi. Taip, nes ir tai vis tiek išeina iš to, kaip tu, rodai save, kaip tu kalbi, sakykime, tavo vis tiek visa leksika, kaip tu dėstai mintis, apie ką tu gali kalbėti, nes jeigu kalbė apie kažkokią temą ir tu galvoji, kad tas žmogus labai čia pasitikinti savimi ir jis ten mykė tau kažką ir tu toks galvoji, ai. Ir tada vis, pradedi atsiskleisti Jo. ilgalaikėje perspektyvoje, koks tu iš tikrųjų esi žmogus, ar ten pasitikyti savimi, ar nelabai. Bet tas nepasitikėjimas irgi nėra labai blogas dalykas. Nes vis tiek visi turi įdų savo ir Taip. arba jeigu lygini save su kažkuo, tai yra natūralus procesas. Ir net ir labiausiai pasitikintis savimi žmogus, jisai vis tiek galbūt turi kokį insecurity. Irgi turi baimių. Taip. Jo, jie turbūt netgi ir daugiausiai turi baimių iš tikrųjų, nes... Ne, kuo tu daugiau kiši savai pasaulį ir pasitikė savimi, tuo tu daugiau nori bandyti ir tuo pačiu tau atsiranda ir tų daugiau baimių, jos galbūt šiek tiek kitokios būtų ir gal tu su jomis kitaip susiduri arba, išsprendi jas, bet vis tiek, atsiranda to tokio streso, baimės, nežinomybės, nes tas ciklas visą laiką įsisukasi. Tai, kad ir kokiai tu stadijai būtų. Tiesa. Grįžtant šiek tiek prie, tos aplinkos, tai koks, pavyzdžiui, nežinau, tavo asmeninės patirties, ar tiesiog, buvo tas toksai lūžis, kai supratai, kad jeigu tavimi niekas netiki, kad pati turi patikėti savimi. Kai niekas manimi netikėjo tuo metu ir mano galvoje buvo toksai gan didelis chaosas, galima sakyti, nes ir tada tokia baimė ir nepasitikėjimas buvo, kad ką aš iš tikrųjų darau, gal man realiai reiktų viską mesti ir tiesiog pasilikti ten, kur aš esu ir tiesiog taip aš įtiksiu savo mamai, artimiesiems. Bet galų gale supratau, kad aš gyvenu savo gyvenimą, o ne jie. Ir tiesiog tada toksai vos ne kritinis lūžis buvo, kad, kažkada sėdėjau savo kambarį ir labai ilgai apsvaršiau tai. Tikrai buvo ir ašarų, buvo ir raudų ir visko. Ir tiesiog taip šovė, galima sakyti, į galvą, kad, realiai tai yra mano gyvenimas ir aš turiu kažką su ta situacija, kurioje aš dabar esu, kažką daryti. Kaip tavo aplinka pati reagavo į tavo tą lūžį? Šiaip buvo labai kritiškai mane žiūrėjo tuo metu ir aš manau, kad nėra sunkesnės situacijos, kai tavęs visiškai nepalaiko ir kai jau neberūpi. Galiausiai tiesiog tuo metu žmonės nuo manęs artimiausiai nusisuko. Apart tėčio, tėtis, galima sakyti, irgi buvo tas toksai vienintelis palaikymo šaltinis, kokį aš tuo metu turėjau. Bet vėlgi vis tiek viskas krito ant mano pečių. Išsigelbėjimas tuo metu aš buvau tik tais pati savo. Galų gale aš įstojau į ten, kur aš norėjau. Man pavyko per 4 mėnesius išmokti piešti. Tiesiog aš labai daug dirbau tuom, kad galėčiau daryti tai, kas man patinka. Ir aš manau, tai irgi atsispindėjo, žmonės pradėjo matyti, kad aš ne tik tais kalbu, bet ir darau. Parodai, ką gali. Taip, ir tas pasitikėjimas tada vėl išaugo, nes tu ne tik savo, taip, tu įrodai ir kitiem, bet tu ir parodai pačiam savo, kad tu irgi tą gali daryti, kad tu sugebi. Tai va, aš manau, kad čia tiesiog priklauso labai daug nuo darimo ir tiesiog pažadų tesėjimas ir tiesiog laikymasis žodžio. Ir tai yra labai svarbu, nes bent jau iš mano perspektyvos savo pažadus išlaikyti yra sunkiausias dalykas. Nes ypač, kai tavim nieks netiki ir atrodo, kad tave jau nurašo, žinai, taip visiškai. Ir tu toks atrodo, tu nieko neturi ir, turi pats su savim kažkaip išlipti iš to. Labai stipru. Žinau vieną tokį pasakymą, niekas nėra taip blogai ar gerai, kaip mums atrodo. Iš tikrųjų. Taip. Tai kad ir atrodo, kad visiška šikna. Gali būti blogiau. Jo, gali būti blogiau. Ir tikrai taip nėra blogai, kaip jums atrodo. Taip. Tai va. Iš visko galima išlipti. Ir vis tiek, kalbant apie tą pasitikėjimą savimi, turi būti kažkoks lūžio taškas, per kurį tu pakilsi tada. Taip. Nes jeigu tu tiesiog gyveni, sakykim, paviršium, tu niekada neturėsi kažkokio to kryčio,
kuris tau, atvers akis ir bus toks, tu turi kažką daryti. Taip. Ir labai daug turbūt, kai mes pasiekėm, tas kažkokius tai pereinam tuos sudėtingus išgyvenimus, ar tiesiog atsiduriam kažkokioj duobėj, tik tais tada susimastom, ką mes iš tikrųjų darom, ir tada, kai labai prireikia ir yra jau tai kaip būtinybė išlipti iš to, tik tada, galima keistis. Taip, nes būna, kad iki kol nebūna žiūri blogai. Taip. Toks, ai ne, čia nesvarbu ir panašiai. Jo, ir tada būna žiūri didelė šikna ir tu toks, oh shit, čia labai negerai. Jo, jau reikia kažką daryti, man atrodo. Bet, smagu, kad galima suprasti ir išlipti iš to ir padaryti savo gyvenimą tokį, kokį nori būti, nes tas taškas, jis nėra ilgalaikis, jis yra tiesiog vienas momentas. Ir tas blogas etapas, jis gerai, vieniem gal čia bus kelios dienos, kitiem gali mėnesiais, metais, bet tai nėra kaip čia paaiškina dabar žodį, panašu. Tai nėra procesas, kuris negali pasibaigti. Jis nesitęs visą laiką, nes tu turi gerų dienų, tu turi blogų dienų ir nebus, kad tau bus ten vien tik tai žiūri gerai arba vien tik tai žiūri blogai. Taip, mes visą laiką tobulėjam ir turim tobulėti. Iš tikrųjų, nes, toks jau yra, mes taip esam sukurti. Taip, nėra gerai sėdėti vienoje vietoje. Taip. Ir tada automatiškai, kai tu kažką darai, tas pasitikėjimas, savimi auga. Jo, ir dažniausiai būna, kad kai tu sėdi vienoje vietoje, tu net nepajauti, bet tu eini žemyn. Paimsiu kaip visą laiką skrolinimą TikTok'e. Savo mėgstamiausią pavyzdį. Bet atrodo, nieko čia nedarau, žinai, toks minimalus dalykas. Bet iš tikrųjų, tada tai susideda, žiūri daug laiko ir aš tada įsijungiu kokį screen time, aš pažiūriu, man baisu būna tiesiog, kur ten realiai paskaičiavus turbūt kažkada būdavo, kad per savaitę, susikaupdavo kokią parą TikTok'o tiesiog. Pas man irgi tas pats, žinok, buvo. Labai ilgą laiką. Aš per savaitę praleidau vieną dieną TikTok, čia insane. Kaip taip įmanoma, kaip taip galima. Ir tada toks galvoju, reikia kažką daryti, nes ką, žinai, čia visą gyvenimą aš galiu tam TikTok'e tada prasidėti. Ir aišku, kai tu nieko neveiki, iš kur tada gali kilti tas pasitikėjimas savimi, ne? Taip. Kai tu neprisiemi atsakomybės už save. Nes vis tiek turim suprast, kad apart mūsų, niekas kitas nepadarys. Ir jeigu mes norim augti, tai mes turim kažką dėl to daryti, simple as that. Kalbėjom, kaip aplinka gali sugadinti ir numenkinti mūsų tą savivertę ir pasitikėjimą, tačiau ir turim galvoje tokį vidinį kritiką dažniausiai, kur abejojam savimi, tai ką mes galim dėl jo padaryti, kad jis šiek tiek nutiltų? Mano atveju man labai padėjo suprasti, kad baimė ir ta savikritika yra natūralu ir kad nereikia nuo to bėgti, bet reikia tai tiesiog priimti ir suprasti, kad nuo to realiai nepabėgsi. Ir tiesiog, kai tu priimi, tau tada būna lengviau, iš tikrųjų. Ir dar kas labai padeda išlikti daugeliu situacijų ramiam ir žiūrėti į daugumą dalykų pozityviai. Kaip ten sakoma, ruoškis blogiausiam, tikėkis geriausio. Kažkas tokio. Vis tiek, kai tu nesusitapatin, bet kai tu pripažįsti, kad tu turi tą vidinį kritiką ir tas sąžinės balsas, kuris tu visą laiką kišadatas, jisai sumažėja, nes tu pradedi su juo draugauti. Taip techniškai. Tau tiesiog turi, kaip pasakyti, nepasiduoti tai vidiniai kritikai, o tiesiog, kaip tu ir sakai, žinai, susibendrauti su tuo. Ir gali būti tavo irgi kaip pagalbininkas. Nes techniškai nėra blogai. Ta savikritika, kurią tu turi, jinai kartais mums labai padeda. Jinai mus saugo. Nes techniškai, tas vidinis kritikas... Tai yra vienas iš pagrindinių savivertės formų. Taip. Ir labai mus saugo. Nes nenori, kad mums atsitiktų kažkokie blogi dalykai. Ir jeigu mes, tai nežinau, bijom ten kažką padaryti, pavyzdžiui, ir tai išeina iš tos savikritikos, nes mes bijom užsigauti kažkaip. Ir bijom, kad čia mus, nežinau, nuskriaus kažkaip, kažkas bus ir dėl to, sakykime, mus varžo tas dalykas. Bet, reikia biškiu sumažinti tą savo vidinį kritiką, kartais pasadinti į kambariuką jo ir sakyti, tu biški dabar palauk, o aš einu daryti tai, ką man reikia daryti. Taip. Ir aišku, tas pasitikėjimas savimi iš niekur neatsiranda.
tai yra ilgas ir varginantis procesas, bet viskas prasideda nuo sprendimo. Taip, čia yra auksiniai žodžiai. O pirmas žingsnis, kurį galima padaryti, tai užsirašyti į podcastą. Why not? Taip. Jeigu norit ir nežinot, kokį pirmą žingsnį padaryti, tai tikrai galite ateiti, pakalbėsim. Gal bekalbant, suprasit kažką naujo apie save. Ir taip, aš manau, kad tiek ir tokie dalykai ir šitas projektas, kurį pavyzdžiui darom, tai ir yra apie tai, kad išliptumėm iš savo turėjimų, biški nutildytumėm savo vidinį kritiką ir pradėtumėm labiau pasitikėti savimi. Koks mažas būtų žingsnis, kurį galima padaryti dabar link to pasitikėjimo savimi? Priimti sprendimą ir daryti viską, kad pasiekti tą savo, galima sakyti, išsikeltą tikslą. Ir aišku, bedarydamas, taip manau, tas pasitikėjimas išauks. Svarbiausia daryti ir pradėti dabar. Taip, nes niekas už tave kitas nepadarys. Faktas. Čia buvo Jaunimas be filtro. Aš Elinga ir su manimi šiandien buvo Urtė. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikimės, kad patiko ir iki kitų kartų.